Nu tai ką, sveiki visi, čia Blogdemas Fubas ir štai pristatau antrą CSGO pamoką. Paskutinę CSGO pamoką buvau skūręs prieš 8 mėnesius, tai jie trupučiai aptingau video kūrimo visus tos prikolus. Tai dabar čia pagrinde parodysiu tos pačius smaukus, tik tai visų mapų kokių tai yra iš workshopo. Tai jeigu jūs norėsite viską atsiųsti, description'e visi linkai bus. Ką reikia padaryti su mapu, tai nuėjus į patį page'ą bus va šitie 4 linkai. Jop. Nuėjus turi rasti va tokį mygtuką subscribe. Paspaudi subscribe ant mygtuko, tai jeigu norit jūs visų tų mapų, pavyzdžiui Miražo smaukus, paspaudžiat ir čia. Žiūrit Dusto, aš jau paspaudęs čia. Kešo paspaudęs ir Inferno paspaudęs aš jau. Tiesiog paspaudžiat visur subscribe mygtukus ir tuomet turi jums atsirasti, toj parodysiu, turi jums atsirasti spausdami offline with bots workshop ir čia turi atsirasti visi jums mapai, kuriuos jūs esate atsisiuntę iš workshopo. Tai va, galim pabandyti bet kokį mapą nueiti, tarkim, nu va, Kešo smaukai, ne, Dusto davai. Dusto ein, paspaudžiat no bots. Tai va, o rašo kažkas fainai. Tai va, tuomet nueiname į teroristus arba mentus, policininkus. Tuomet paspaudžiame konsolę, čia pala dabar žiūriu, komandos yra. Skybox'as galima pažiūrėti, pažiūrim. Kas šitie Skybox'ai? Ai, čia parodo, oho, geras, net nežinau, kad toks yra bairis. Čia parodo visus Skybox'us. Skybox'ai yra nematomos sienos, į kurias atsitrenkia smaukai, kaip meti, tai tarkime. Va, čia yra Skybox'as, ne? Matot, atsitrenkia. Tai va, čia yra tas pagrindas, kad čia va taip atsitrenkia. Va, tas pats ir čia galima. Geras. Tikrai geras bairis. Ir galima taip pasimokyti. Pačiam galima išrasti taip labai lengvai smaukus. Pavyzdžiui, atsistoja čia. Daskandžiat iki Skybox'o, pažiūrit, kur mesti link. Link čia mesta, ne? Va, tą tašką. Tai biški į dešinę nuo šito į dešinę biški. Tai davai pabandom dabar. Atsistojat, ai, nesimata. Nu, tai tarkim čia meti. Čia kur nors žiūri. Nu, nepataikėm, bet ta prasme pats pagrindą turbūt supratot. Reikia dabar pabandyti dar kartą. Nu va, kažką tokio. Pagrindą supratot, galima įjungti tokius Skybox'us. Tuomet helpers, čia helpers, zoom in, zoom out. Nu, čia priartina vaizdą. Tai va, visų mapų yra ir va, pavyzdžiui, longo smaukas. Va, nuo čia, bėgdami link ten, turi žiūrėti čia ir bėgdami mesti. Tai nu, plius minus va čia. Nu va, longą užsmaukinsim. Nu, okei, čia turėjo čia praskristi, kaip suprantu, bet kažkas tokio. Ir čia visi galite išmokti visus tos smaukus. Va čia run and throw, tai čia atsistojam. Va. Nors šitas nelabai geras smaukas, nes šiaip sunku labai nustatyti būtų. Lengviausias va čia žiūrint. Metė taip. Pretty much same bus. Ten pat nukrenta irgi tas pats. Va, long doors galima užsmaukinti iš čia, davai pažiūrim. Tiesiog reikia į čia mest. Žiūrim į šitą. Aha. Meti. Nu va. Ir visi mapai plius minus tą patį taip pat sukurti. Ir galima išmokti smaukus, tai tikrai jums pravers komandiniam žaidime, jeigu jūs mokysite smaukus arba mokėsite smaukus. Tai va, visi linkai bus description'e. Nepamirškite palaikinti, pakomentuoti video, ką manote apie šitus smaukus visus, nes gaila, va, nėra cobblestone'o ir train'o nėra. Vat aš nerandu niekur cobblestone'o ir train'o smaukų, tai jau čia jeigu norit išmokti, reikia eiti jums į YouTube ir žiūrėti, ieškoti visų reikia ieškoti jums visų smaukų, jeigu juos norite išmokti. Taigi, jeigu norite kitą video turbūt kursiu, kaip praktikuotis aimą jūsų, kas yra labai svarbu pačiam CSGO visame, kad jūs turėtumėt gerą aimą, tai palaikinkite video, nepamirškite prenumeruoti, jeigu mane pirmą kartą matote ir ką, ačiū, kad žiūrėjote, viso.